Labas vakaras, mėly futbolas ir galiai, sveikinuosi su jumis šį penktadienio vakarą iš Vilniaus. Na va, šiandien startuoja tokiu startiniu 11-tuku. Čia iš karto įnirtinga kova baudos aikštelėje, geras perdavimas ir pačią pirmą rungtynių minutę. Ne, vis dėlto nuošalė, įvarčio nėra. Na, čia Vilniaus nebe taip smarkiai ir stebina. Pernai Vilniaus Žalgirio B komanda užėmė 7 vietą, surinko 42 taškus. Tad jau 4 taškų per 5. Perdavimas ir Ela su kamuoliu baudos aikštelėje, jo perdavimas nebloga. Tiesioginis smūgis ir pavojus. Norėtų Alytaus Dainavos žaidėjai žaidimo ranka, bet to fiksuojama nėra, tačiau dabar Alytaus Dainavos žaidėjas yra ant vejos ir fiksuojama pražanga Vilniaus Žalgirio žaidėjai. Alytaus Dainava smūgiuoja ir prieš 2 metus Plungas Dobrungas buvo dar aukščiau, 3 vietoje. Bet vis tiek pritrūko šiek tiek Plungiečiam. Dainava su kamuoliu netoli Žalgirio baudos aikštelės. Čia smūgis, Čekavičius Čia Zabitos perdavimas, labai aukšta trajektorija. Čekavičius kaime kėlinyje galite matyti, jog ten už tribūnų, kur būtų. Smūgiuojama iš toli, bet tiesiai šį kartą. Viskas pasibaigė Vilniaus Žalgirio komandai gerai. Na, šiek tiek gal ir adrenalino pagautas. Perpusias, grėsmingiausias išsiskyrė savo žaidimu. Čia, taip, Čekavičius. Čia, kovojant dėl kamuolio, panašu, jog taip, ištraukta geltona kortelė. Išsidirbo ją žalgirietį. Čia pražanga prieš šeimininkus. Kviečiamasis ir Dainavos žaidėjas. Čia smūgis iš baudos aikštelės. Dainava negaus. O čia dabar patys dainaviečiai prasižengia. 22 numeris Benas Tribušinas. Dainava dabar 3 pasileido į puolimą. Žalgiriečių čia daugiau. Stiprus perdavimas ir Čekavičius pasiekė kamuolį, sugauna jį ir atstovai negalėjo. Šiuo atveju čia Čekavičius. 3 problemų puolime. Šis žaidėjas gerai rungtyniauti, galbūt irgi sulaukti šanso, bet tam pasiekti reikia dar neblogai padirbėti. Čia susidūrė žaidėjai. Išsidirbo geltoną kortelę, 10-asis Alytaus. Siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę link tolimojo virpsto. Čia Mickevičius neužtikrina. Džiaugtis kamuoliu ir vis dar leidžia džiaugtis. Perdavimas į baudos aikštelę, smūgis ir kamuolys vis. Čia smūgis iš toli, atmuša kamuolį. Perdavimas į baudos aikštelę, turnyro lentelės vietoje. Ačiū jums stebėjusiems šias rungtynes ir gražaus jums likusio penktadienio vakaro.